žydėjimas. Ji nekelia pavadinimas jokių klaustukų, jeigu išdegusi saulė yra sunku suprasti, kodėl Danutė tokį pavadinimą pasirinko. Tai čia jau aišku, jau šis gelsvais ir pilkšvais žiedais pilkais žiedais gėlė, juk tai yra suprantamas kaip meilės simbolis. Ir poetė atidžiai renka žodžius, tai kaunidėliai edelveisiui aprašyti šviesi, kaip ir meilė, trapi, gležna, kukli ir nepasiekiama. Ir gėlės atsiradimas įspūdingai nusakytas, lygiai taip pat kaip ir atsiranda žmogaus meilė žmogui. Užgimęs saulės bučinių rūsčioj kalnų dainos, vos laukia slyginis kepurės. Ir kam ta meilė adresuojama? Trim objektams – žmogus, žemė ir gyvybė. Tai yra ne pati Danutė. Bet kai aš perskaitau knygas, man atsiranda ir ketvirtasis meilės objektas – gyvenimas. Mylėti gyvenimą reikia. Aš jį turiu, aš privalau jo džiaugtis, aš turiu jį saugoti. Savo gyvenimą, žinoma, ir šalia esančių žmonių. Tačiau tai atlikti yra ne taip lengva. Danutė viename eilėraštyje rašo, pasiklydusi erdvės begalybėje, besiblaškydama tarp esamo ir būsimo laiko skubėjau. Patarkoja žeidė laukiniai kažkydynai. Ieškodama kelio pamačiau jose vienintelį rožį žiedą. Dovanosiu žmonėms. Kodėl retorinių klausimų užlūžta ta meilės tema ir baigėsi tokių klausimų pats eilėraštis. Į juos ryškiau, išsamiau atsako į tą klausimą, į tą abejonę, kuris skaitytojai iškyla perskaičius šitą eilėraštį, yra atsakoma kituose rinkiniuose. O kitas rinkinys Šaltinių kelių sidabras 2005 metai. Čia pavadas iš šaltinių irgi kažkur galvoju. Gerai. Šaltinių kelių sidabras. Šaltinis, mums labai aišku, tai vandens rezervuojas, iš kur galime švaraus vandens pasisemti. Tai mūsų įkvėpimo šaltinis. Kodėl sidabras? Rinkinio šaltinis tai poetinio įkvėpimo lygsnyje pavirė žodžiai, sakiniai ir eilėraščių mintys. Sielos kelių sidabras, kuris, jeigu kelių, jis yra gana šaltas, verčiantis susimąstyti, pagalvoti. Jis yra gaivinantis, po apmąstymų ateina išvados. Čia šitoje knygoje labai daug dėmesio skiriama Lietuvai. Antverpiniai Lietuva tai Šiauliai, tai nuostabus saulės miestas, tai Kryžių kalnas ir Šiluva, tai Pavardė, Žarėnai, Girgždų, tiek toliau šalyje su gaivalinga Virvyčios srove ir toliau Nesveikalis, Lūkstantis ir taip toliau. Tai vyriškis ir tėvynės sampratos ženklai. Naivytas Lietuvos motyvas, aš pasirinkau tokį vieną motyvą iš tos knygos, vertas invalidyvės tai jos istorija. Tiesa, eilių autoriai tik prabėgom skuba per istorijos puodus, vis primindama, mes aiškiai pasaulio mūšėlinių palikuoja, mes karaliaus Mindaugui ir įkūrusio vieną negalomą ir neskaidomą valstybę Lietuvą, išminties ir stiprybės gerbėjai. Filmų autorės skuba per istorijos amžius, kad sužadintų mūsų dėmesį ir primintų, kuo Lietuvai nusipelnė Kristijonas Donelaitis, Martynas Mažvydas, Simonas Dautartas ir taip toliau visi mūsų žymieji žmonės. Na, čia tik turbūt reikėtų klausimėlio atsakytojams kokį dalyką duoti. Poetė jaunimas nerimauja sieloje, jis nešilti drasko šios dienos Lietuvos žmogaus situaciją. Ir štai viename eilėraštyje atskleidamas į Mindaugą sako, tavoji Lietuva, tarsi Mindaugas lieptas, vedantis į niekur. Andriaus nebėra turbūt jaudina tie žodžiai, kuriuos savo laiku pasakė Vazma Liutnaitė.
traukinys, kurį mes vangiai vejamės, vadinasi globalizacija, vyko gero. Dar galėtų būti vadinama ir neokolonializmu. Tik naivus žmogus gali nematyti, kad jie reikalingi ne tiek nauji gamintojai, tiek nauji vartotojai. Galų jaudina ir tie žodžiai, kuriuos savo laiku yra pasakęs Meilė Lukšienė. Parduodame ir perkame, atsiraivoja rankovės. Įsibėgėję galime parduoti sąžinį ir protą, tada kyla pavojus, parduoti tautą, ir valstybę. Danutė nepolitikuoja. Ir spręsdama žmonių santykių rebusą. Ji tik su priešpriešina šiandieninį nepasitikėjimą žmonėmis, pavydą, paniką, su tom dienom, kurias mes šiuo metu kaip tik ir švenčiame, gražiai tikrovai Baltijos kelio, Baltijos kranto prisiminimais. Paskutinio himno ciklo eilėraštis Protėvių žemės baigiamas eilėmis. Aš nedaviau likom šaukių. Ar viskas šioje žemėje gerai? Na štai jis, tai tik pilietinė pozicija, šaltinių versmė ir josios pradžia, tokia paprastas priežastis. 2006 metai, knyga, per vasarą, jos atsirastų. Vasaros sniegas įdomi detalė. Tokių dalykų lygai atrodo nebūna. Bet prisimename Liudviko Rėzos dainos žodžius, aišinti mane antėlė, žemų išėko, vasaružės sniego. Ir to vasaružės sniego pasirodo yra. Tai balta marių upė. Taigi Andrijauskas poezijos knygos pavadinimo metafora per vasaros sniegą. Kiekvienas skaitytojo gali būti interpretuojama vis kitaip. Kažkas nepaprasta, neįtikėtina, nekalmalu, vasaros sniegas. Galbūt kitas šitą knygą paėmęs rankas galvos, tai atkaklumo, darbštumo, patyrimo, sudėtingų ieškojimų ir ilgų apmąstymų simbolių. Pabandyk suplakti kalbą, upę iš permatomo vandens, kiek reiks jėgų ir laiko. Trečias galbūt sakys, tai signalas, kad tai artimas išbaltus siekius ir mintis, o gal visų valdininkų autorius pozicijų atmetimą, jų nepritapimą, tai visiškai sudėtingų metų ciklo. Prie šiandienos sumaterialėjusius, susvetimėjusius, vartotojiškos visuomenės gyvenimo būdų. Prasmų daug, ir kiekvienoje jų yra. Dalelė tiesos. Mane imponavo, kai šitos knygos pristatymas buvo dailininkas, juodmės,